Sveiki visi šiandien čia susirinkę ir labai malonu visus čia matyti ir džiaugiamės, kad prisijungėt prie šio prasmingo renginio. Tai sveiki visi šeimos kortelių partnerių ir verslo atstovai. Sveiki visi žiūrovai, kurie mus stebi 15min.lt portale, galbūt stebi per šeimos kortelės Facebook paskyrą, o galbūt yra šiandien čia mūsų salėje, Eglės sanatorijoje, viename gražiausių iš tikrųjų Lietuvos kurortų Druskininkuose. Beje, druskininkai šiemet švenčia savo 230 metų jubiliejų. Labai ypatinga proga. Labai plojimų norisi druskininkams. O dabar norėčiau jūsų žvilgsnio į ekraną, nes mes turime nuostabų video apie Eglės sanatoriją. Eglės sanatorija. Eglės sanatorija. Duris atvėrė ir pirmuosius lankytojus priėmė 1972 birželio 5. Apžvelgiant pirmuosius 5 sanatorijos metus, mokslo leidyklos išleistoje knygutėje buvo rašoma: sename pušyne, atokiai nuo Druskininkų kurorto centro, įsikūrusi sanatorija Eglė. Kur be pažvelgsi, nuostabi gamta. Bet kuriuo metų laiku pušų sakais pakvipęs oras, ausyse skambanti tyla. Jau vien tai neįkainojama prabanga nūdieniam, gyvenančiam tarp triukšmingos technikos žmogui. O pagalvojus apie puikias sąlygas, visus patogumus, priežiūrą, didžiulį medikų dėmesį skiriamą atvykusiajam į sanatoriją, pabuvoti joje gali būti kiekvieno svajonė. Lina Eglės sanatorijoje dirba nuo 1990-ųjų. Ji tikina, kad kineziterapija labai keitėsi. Kineziterapeutai iš tikrųjų, tai manau, kad tai yra svarbiausia sanatorijos grandis. Tai yra tie žmonės, kurie sugrąžina sveikatą, kurie atstato visas sutrikusias funkcijas. Tai reabilitacijoje kineziterapija tai yra pats svarbiausias dalykas. Iš tiesų pas mus kineziterapija labai keitėsi savo metodiką, keitėsi savo mankštų atsiradimų įvairiausių naujų, kažkaip stengiamės eiti su laiku, bet nesikeitė vienas dalykas, tai nesikeitė pats požiūris į žmogų. Jeigu žmogus grįžta kelintą kartą, šiai dienai mes turim labai daug ir lojalių klientų tinklą. Ko žmonės atvažiuoja į sanatoriją? Sanatorija atvažiuoja dėl to, kad mes jiems padėtumėm, kad grąžintumėm sveikatą. Tai mūsų buvo pagrindinis tikslas, tai žmogui sugrąžinti sveikatą. Kokie žmonės dažniausiai atvyksta į Eglės sanatoriją? Koks yra tipinis, jeigu taip galima pasakyti, Eglės sanatorijos klientas? Tokie gal du tipai, sakyčiau, skirčių. Tai lietuvis yra, kuris atvažiuoja gal trumpesniam laikui. Yra vokiečiai, klientai, kurie atvažiuoja savaitę arba 2 dažniausiai. Taip pat yra klientai lietuviai, kurie irgi 2 savaitėm atvažiuoja, bet grįžta kiekvienais metais pas mus, nes, kaip ir sako, kad dėl to, jeigu negrįžtų, tai tiesiog toliau būtų sunku gyventi ir tiesiog jiems labai padeda visas sanatorijos procedūros.
Agota Rasimavičienė. Eglės sanatorijoje nuo pat 84-ųjų. Per tuos 38 metus dirbo įvairiausius darbus, bet dabar šypsodamas įsako ir tuo didžiuojasi, kad jau 16 metų purve. Taip egliečiai vadina procedūras purvovoniuose. Viena iš savo pasididžiavimų. Dėkingumas po procedūros, kad tai buvo kažkas nuostabaus, tai yra ir mums tiesiog Dievo dovana ir jų padėka labai graži. Ir baigiant, skaičiai, kuriais egliečiai tikrai didžiuojasi. Be to, kas jau pasakyta, Eglės sanatorijoje per abu miestus dirba 700 darbuotojų. Vietų klientams beveik 2000. Iki COVID pandemijos jos visos būdavo užpildytos. Dabar per abu miestus 1200-1300 klientų kasdien. O tai yra labai geras rezultatas. Kodėl verta važiuoti į Eglės sanatoriją? Todėl, kad investicija į sveikatą visuomet yra prasmingiausia. Ji sukuria pačią didžiausią pridėtinę vertę. Būtent tai padeda atitolinti rimtus susirgimus ir rimtesnės ligas. Bet svarbiausia, padeda vėl džiaugtis gyvenimu. Ką jie čia gauna, kad atvyksta ir sako, palaukit, tai čia kad yra 3-4 žvaigždučių viešbutis ir čia su tavim visi labai maloniai elgiasi, visi prie tavęs derinasi, visi žiūri, kad tau būtų ne tik naudinga sveikatai, bet kad tau būtų ir malonu ir patogu. Tai mes laužiam tuos stereotipus, bet matau, kad į ateitį reikės dar labiau turbūt keisti tam, kad žmonių sąmonėje sanatorija apskritai pataptų tokia kasdienybė ir būtinybė geresniai savijautai. Eglės sanatorija. Na tikrai šiandien labai prasmingas renginys apie šeimą ir apie sveikatą ir jos gerinimą. Ir kadangi esame sanatorijoje, Eglės sanatorijoje, jau susipažinom su, kaip čia vadino, egliečiais labai mielais, tai šiandien turim dar vieną eglietę, kurią šiandien noriu pakviesti čia į sceną, nes, kadangi jau esam toj sanatorijai, tai būtinai turim padaryti ką nors sveikuoliško. Bent jau mankštelę kokią. Gerai? Tai noriu pakviesti trenerę Akvilę Šikšnelienę, kuri prieš apdovanojimus mus šiek tiek prajudins ir praves trumpą mankštą. Eglė, visi Eglės jūs esate, taip. Akvilė, scena jūsų. Labadiena. Kviečiu visus pajudėti su manimi, tad nepatingėkit dabar atsistoti. Duosim savo kūnui maisto, kuris tikrai yra reikalingas, tad nepamirškim kvėpuoti ir nepamirškit šypsotis.
Ačiū Akvilė, valio plojimai. Kažkada man buvo papasakoję vieną tokį dalyką apie plojimus, dėl ko ploti labai apsimoka, tai pasidalinsiu ir su jumis. Tai žinau, kad mūsų rankų delnuose yra visi mūsų taškai, žodžiu, visos kūno dalis. Tai jeigu norim visus išjudinti ir sveikatinti, reikia kuo dažniau ploti arba rankas vieną į kitą šildyti, trinti. Ir jeigu kartais trūksta energijos, tai žinokit, kad reikia tiesiog sąmoningai paimti ir padaryti plojimus. Tai šiandien linkiu labai daug ploti, gerai? Taip, bus sveika, labai. Gerai, tai šiandien susirinkome čia švęsti šeimos kortelės partnerių dieną. Kas yra šeimos kortelė? Šeimos kortelės programa tai socialinė iniciatyva, kuri padeda pagerinti gausių bei vaikus su negalia auginančių šeimų gyvenimo kokybę, siūlydama daugybę privilegijų pačioms įvairiausioms reikmėms. Programa ne tik finansiškai palengvina kasdienį gyvenimą, bet ir suteikia šeimoms daugiau galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime, kurti bendruomenišką aplinką ir suteikti vaikams daugiau progų lavintis ir žinoma pramogauti. Taip, draugė su partneriais kuriame aplinką, kurioje kiekviena šeima jaučiasi palaikoma, vertinama ir stiprinama. Tai žingsnis link draugiškesnės ir socialiai atsakingesnės visuomenės. Todėl šiandien visi kartu pasidžiaukime nuveiktais darbais ir apibendrinkime dar vienus sėkmingus šeimos kortelės metus. Taip, tai dėkosime šeimos kortelės partneriams už jų nuopelnus, kuriant palankę aplinką gausioms ir vaikus su negale auginančioms šeimoms. Padėkosime partneriams už suteiktas galimybės šeimos kortelių turėtojams ir jų indėlį plėtojant socialinės atsakomybės iniciatyvas Lietuvoje. Tai dabar pasitreniruokim su tais plojimais, nes netrukus pradėsim apdovanojimų ceremoniją ir plojimai šiais nusiųskime partneriams didžiausius linkėjimus ir padėką. Plojimai, sveikatinimo plojimai. Taip. Tai kai kuriems iš jų šiandien skambės ypatingi aplodismentai, nes mes apdovanosime tuos, kurie nuo šeimos kortelės gyvavimo pradžios ar pavyzdžiui per šiuos metus padarė įspūdingiausius darbus. Tai netrukus pradėsime apdovanojimų ceremoniją, tačiau prieš tai pažvelkime ekraną, nes ten išvysime socialinės apsaugos ir darbo ministro Vytauto Šilinsko sveikinimo žodį. Mieli šeimos kortelės renginio dalyviai. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam iš jūsų, kad ši ne vienerius metus veikianti iniciatyva kasmet vis plečiasi, o jūsų šeimos kortelės draugų gretos vis didėja. Jūsų dalyvavimas šeimos kortelės projekte ir pagalba gausioms bei vaikus su negalia auginančioms šeimoms yra labai vertingas ir svarbus. Šeimos kortelė yra veiksmingas įrankis prisidedantis prie šeimų gerovės kūrimo. Per 5 šeimos kortelės gyvavimo metus beveik 35 000 šeimų pasinaudojo kortelės teikiamomis naudomis. Tai yra įspūdingas skaičius, už kurį jums visiems dėkoju. Šiuo metu šeimos kortelės programoje dalyvauja daugiau kaip 300 partnerių Lietuvoje. Prekes paslaugas su šios kortelės naudomis galima įsigyti maždaug 530 vietų Lietuvos Respublikoje ir net 200 vietų Latvijoje. Dar kartą dėkoju visiems šeimos kortelės partneriams už jūsų geranoriškumą, už bendrystę, kuriant daugiau galimybių Lietuvos šeimoms. Kviečiu prie šios jau 5 metus veikiančios iniciatyvos prisijungti ir kuo daugiau partnerių. Ačiū jums visiems. Plojimai ministrui Vytautui Šilinskui ir ačiū jam už šį šiltą sveikinimą ir labai informatyvų, tiesą pasakius, nes jau iš sveikinimo supratome, kad šeimos kortelės projektas apjungia net kelias šalis. Tai Lietuva bendradarbiauja su Latvija, su Estija ir labai smagu, kad kartu su kaimynais kuriame tokius prasmingus dalykus, nes derasi net ir su Lenkija. Na, o dabar pradėkime apdovanojimų ceremoniją. Tai visų pirma noriu pasidžiaugti už kiekvieną nominantą, todėl kad kartu su jumis ir jūs ypatingai kuriate stebuklą ir prisidedate prie šios prasmingos iniciatyvos, kuri, kaip jau girdėjote, gyvuoja 5 metus. Per visus šios metus jūsų dėka gausios ir vaikus su negalia auginančios šeimos galėjo mėgautis didesnėmis galimybėmis ir šiltesnė bendruomenės aplinką. Tai ačiū visiems už dosnumą, už rūpestį,
už pastangas puoselėti socialiai atsakingą bendruomenę, kurioje kiekvienas vaikas turi galimybę džiaugtis vaikystė ir svarbiausia - jaustis saugus ir būti priimtas. Taigi nieko nelaukdami, pradėkime apdovanojimus. Apdovanojimai yra suskirstyti į 4 nominacijas. Kokiosgi jos? Tai yra nominacija Ypatingieji, nominacija Ledlaužis, Pramogos ir Virtualieji. Tai pirmoji nominacija Ypatingieji. Ši nominacija yra skirta partneriams už ilgametį bendradarbiavimą ar labai svarbų indėlį šeimos kortelės programoje. Ir kas tie nominantai? Pažiūrėkime. Taigi nominantai: uždaroji akcinė bendrovė Eurobiuras. Pirmi prie programos prisijungė mokyklinių prekių partneriai. 9 filialuose visoje Lietuvoje suteikė 30% nuolaidą mokyklinėms prekiams. Taip pat uždaroji akcinė bendrovė Viada Lietuva. Išskirtinės privilegijas šeimoms teikianti degalinių tinklas, kuriame su žymiomis nuolaidomis gausite ne tik kuro, bet ir maisto, kitų prekių bei paslaugų. Ir uždaroji akcinė bendrovė Kika.lt. Taip, tai visi žinome, kad tai yra mūsų mažaisiais draugais, augintiniais, padedantis rūpintis mielas prekybos tinklas, kuriame suteikiama 20% nuolaida visoms neakcinėms prekiams. Todėl kviečiu visų atstovus čia į sceną. Taip, ir kviečiu dar vieną labai svarbų šiandien žmogų, tai yra šeimos kortelės programos vadovė Rasa Žemaitė, kuri šiandien įteiks ir apdovanojimus. Gerai, ir šioje kategorijoje Ypatingieji laimėjo uždaroji akcinė bendrovė Viada Lietuva. Plojimai. Prie šeimos kortelės partnerių rato prisijungėme prieš 5 metus. Pagrindinė priežastis, dėl ko nusprendėme jungtis, yra ta, kad esame socialiai atsakingas verslas. Na ir nepaslaptis, kad daugiavaikės šeimos ir negalią turinčius vaikučius auginančios šeimos, jos yra socialiai jautresnis segmentas. Dėl to tikrai nekilo abejonių, kad norisi prisijungti prie šeimos kortelės partnerių rato ir truputėlį tą kasdienybę šioms šeimoms palengvinti. Po gero, degalai yra viena iš tų kasdienių prekių, be kurių neįsivaizduojame savo kelionių. Tai ir norėjosi, kad kasdienybė būtent šioms šeimoms ir būtų truputėlį lengvesnė. Dėl to prisijungę ir nusprendėme pasiūlyti naudas tiek įsigijant degalus, tiek ir padaryti kelionę malonesnę, tai yra suteikti galimybę įsigyti ir kitų prekių bei paslaugų su didesnėmis nei įprasta nuolaidomis. O dabar iškilminga apdovanojimo ceremonija. Taip, tai Rasa yra pasiruošusi įteikti padėką Viada Lietuva. Plojimai. Taip, labai smagi, jautri ir miela akimirka. Taip. Ar norėtumėte pasinaudoti mikrofonu ir pasakyti žodį? Jau apdovanojimų iš rankų ir nepaleidžia, labai svarbus apdovanojimas, labai smagu. Aš gal tiesiog trumpai pasakysiu, kad ačiū suteiktą galimybę tapti jūsų partneriais ir padėti šeimoms. Ačiū Jums. Taip, tai antroji nominacija. Pavadinimu Ledlaužis. Kasgi tai? Tai ši nominacija yra skirta pagerbti partnerius, kurių prisijungimas prie šeimos kortelės programos turėjo svarbią įtaką, motyvuojant prisijungti ir kitus. Taip, tai nominantai yra Lietuvos zoologijos sodas. Turbūt vienas lankomiausių laisvalaikio objektų. Šiemet patys inicijavo bendradarbiavimą dar nepasibaigus atsinaujinimo darbams. Tai sumažintos kainos su šeimos kortele laukia visų šeimos narių. Antrasis nominantas - uždaroji akcinė bendrovė Iki Lietuva. Didžiausias esamas prekybos tinklų partneris, išskirtinė papildoma 5% nuolaida visoms prekiams visose Iki Express parduotuvėse.
Visos kitos lojalumo naudos taip pat galioja. Na ir paskutinis nominantas šioje kategorijoje yra uždaroji akcinė bendrovė Lindex. Tai pirmas toks partneris, viena iš pirmaujančių Europos mados bendrovių, siūlo įkvepiančią, nebrangią madą, Baltijos šalių šeimos kortelės partneris, nuolat siūlo papildomų privilegijų. 10% nuolaida visos kainos prekiams Lindex parduotuvėse Lietuvoje. Atstovai, kur jūs? Kviečiame į sceną. Labai norime vėl kažką apdovanoti. Rasa traukia dar vieną statulėlę. Taip, tai plojimai visiems 4 nominantams. Smagu, kad kai kurie iš jų galėjo šiandien atvykti ir prisijungti prie šventės gyvai. Ir šioje kategorijoje ledlaužis nugalėjo uždaroji akcinė bendrovė Iki Lietuva. Valio! Nepabėkit, jūs irgi svarbu, sako Rasa. Žodžiu, visi nominantai, jeigu net ir nenugalėjote, niekur nepabėkite nuo scenos. Taip, padėkos akimirka labai svarbi. Gerai, ačiū Jums, o dabar Iki Lietuva video. Su šeimos kortele Iki prekybos tinklas bendradarbiauja beveik metus laiko. Kodėl mes esame kartu? Nes mes norime būti arčiau savo pirkėjų. Mūsų tikslas yra atliepti savo klientų poreikius, būti arčiau jų. Šeimos, kurios naudojasi Iki pridėtinėmis vertėmis, siūlomomis šeimos kortelės turėtojams, iš ties jau dabar gali sakyti, jog pajuto poveikį. Per mūsų bendradarbiavimo laikotarpį prie programos prisijungusios šeimos Iki prekybos tinkle papildomai sutaupė apie 35 000 eurų. Atrodo mažas žingsnis, tačiau tai yra žingsnis, kurį gali pajusti kiekvienas. Papildomai staupydamas, leisdamas savo turėti gausesnį, kad ir švenčių stalą ir galėdamas aprūpinti savo šeimą tuo, ko reikia. Net mažas žingsnis gali išjudinti tuos, pavadinkime, ledus. Todėl džiaugiamės, kad esame šeimos kortelės dalimi ir kviečiame ir kitas šeimas pasinaudoti Iki prekybos tinklo teikiamomis pridėtinėmis vertėmis. O Dieve, aš kaip mažas vaikas apsidžiaugiau pamačius tą patį žmogų ir per televiziją, ir šį čia stovinčią ant scenos. Tai didžiausi plojimai Iki Lietuva. Taip. Ir kviečiu prie mikrofono. Man atrodo, tikrai turite ką pasakyti. Tai išties labai dėkoju už šią išties garbę stovėti ant šios scenos, priimti šį apdovanojimą ir sakyti, jog Iki pralaužė ir pajudino tam tikrus ledus. Mes išties norime būti arčiau savo pirkėjų, kiekvieno pirkėjo. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų senjoras, ar tai būtų paauglys, arčiau visų. Todėl stengiame suteikti kuo didesnės pridėtinės vertes tiem, kam reikia labiausiai. Ir kadangi jau stovime čia su tuo ledlaužio titulu, aš tikrai noriu paskatinti ne tik kitus prisijungti prie šios programos, bet ir šeimas prisijungti prie Iki teikiamų naudų. Visą tai darome dėl jūsų. Ačiū. O Dieve, kokia graži padėkos kalba. Ačiū labai. Gerai, ačiū ledlaužio nominantams. O dabar 3. nominacija. Taip, 3. nominacija ta smagioji, pavadinimu pramogos. Tai ši nominacija yra skirta pagerbti partnerius, kurių dėka šeimos kortelių turėtojams išsiplėtė galimybės pramogauti. O pramogauti yra vis tiek būtina. Tad nieko nelaukdama pristatau nominantus. Uždaroji akcinė bendrovė Vilon Vilnius Resort. Vienas vos iš kelių esamų partnerių, apgyvendinimo sektoriaus atstovų ir vandens pramogų tiekėjų. Tai 15% nuolaida apgyvendinimui bet kokios kategorijos kambaryje su pusryčiais, apsilankimų baseinų ir pirčių erdvėje ir specialiesiems paketams. Ir Family, ir Balance Within Yourself ir Romantic paketas taip pat galioja. 10% nuolaida vienkartiniams įėjimams, abonementams bei narystėms, akva baseinų ir pirčių erdvėje bei Vitality Spa erdvėje. Tai dėja jų atstovas negalėjo atvykti, bet noriu perduoti generalinio direktoriaus Nerijaus Pilipavičiaus vardu siųstą citatą, kuris sako: mums tai nėra tik partnerystė, bet ir būdas parodyti, kokios svarbios mums yra šeimos. Tikime, kad šeima yra didžiausia vertybė, o laikas praleistas kartu yra neįkainojamas, sako Nerijus.
Dar vieni nominantai yra Lietuvos nacionalinis muziejus. Tai didžiausias vienas seniausių Lietuvos kultūros paveldo muziejų, 12 istorinių muziejų visoje Lietuvoje. Tai nemokamas ekspozicijų ir padalinių lankymas. Dar nominantai, kokie jūs esate? Taip pat Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Didžiausias dailės muziejus Lietuvoje, turintis 9 ekspozicinius padalinius Vilniuje, Klaipėdoje, Palangoje ir Juodkrantėje, suteikiantis nemokamą ekspozicijų ir padalinių lankymą. Ar mes turime atstovus? Turime? Prašau, lipkite ant scenos, malonu bus susipažinti. Labai gražus kostiumas jūsų. Taip, labai tinkate prie mūsų scenos Eglės sanatorijos. Tai šioje kategorijoje pramogos nugalėjo Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Plojimai, taip. Mes nuo seno stengiamės praplėsti savo lankytojų įvairovę, įtraukti kuo daugiau lankytojų, kuo daugiau amžiaus grupių, kuo daugiau įvairių profesijų atstovų ir šeimos su vaikais. Aišku, yra viena patraukliausių grupių. Tikrai norime kuo daugiau šeimų, kuo daugiau vaikų matyti. Mes esam turbūt vienas didžiausių muziejų Lietuvoje. Turbūt didžiausias dailės muziejus, kuris turi net 9 ekspozicinius padalinius ir 2 centrus. Tai turime labai platų asortimentą parodų, renginių, ekspozicijų ir nuolatinių ir keičiamų parodų net 4 Lietuvos miestuose. Rengdami maždaug 60-70 parodų kasmet, tikimės, kad bent į dalį tų parodų atvyks šeimos su vaikais, gausios šeimos ir tikimės jų dėmesio. Ačiū labai. Kuo jūs vardu? Jolanta. Jolanta, mikrofonas laukia ir jūsų žodžio. Sveiki visi. Be galo malonu čia stovėti ir atsiimti šį puikų apdovanojimą. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendruomenės vardu noriu pasakyti, kad jis mums yra labai svarbus. Nes žinot, mes irgi dažnai sakome, kad esame muziejų šeima. Kaip jau girdėjot, mūsų yra 9 muziejai ir 2 kompetencijų centrai. Taigi mes kaip muziejų šeima, išsidėsčiusi taip geografiškai plačiai visoje Lietuvoje, esame atviri įvairiems lankytojams, ypatingai šeimoms. Nes mums rūpi, kad kiekvienas Lietuvoje gyvenantis vaikas nuo pat mažumės pažinotų muziejų kaip draugišką ir savą vietą, kaip kūrybiškumą lavinančią erdvę. Ir dargi labai malonu šį vakarą, tai yra šiandieną, sužinoti, kad mes pramogų kategorijoje laimime, reiškia, esame ir intelektuali pramoga. Taigi muziejaus vardu nuoširdžiai dėkoju. Ir kviečiu lankytis mūsų parodose. Ačiū labai. Taip, tai liko dar vienas nominantų visas rinkinys ir 4 kategorija, 4 nominacija. Aš galiu pasakyti, kad labai smagu, jog prie šeimos kortelės partnerių aš matau tokius šiuolaikiškus partnerius ir kategorijas, tai nes paskutinioji 4 kategorija yra virtualieji. Ir ši nominacija yra skirta pagerbti partnerius, kurių dėka šeimoms plačiausiai atsiveria skaitmeninės galimybės, o privilegijos atkeliauja į atokiausias vietas. Dėmesio, kategorija virtualieji 2024 nominantais tapo uždaroji akcinė bendrovė Consilium Optimum Festlink. Tai sparčiai besiplečianti interneto, išmaniosios televizijos, vaizdo stebėjimo ir kitas inovatyves IT paslaugas privatiems ir verslo klientams teikianti bendrovė, kuri Lietuvos rinkoje veikia daugiau kaip 20 metų. Siūlo tokį greitą internetą, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Nuo šiol laiko praleidimas namuose kaip niekada malonus. O išskirtiniai šeimos kortelės turėtojams suteikiama galimybė žiūrėti išmanėją 4K UHD televiziją specialiomis sumažintomis kainomis. Taip pat dar vienas nominantas – viešoji įstaiga Klaipėdos jaunimo teatras.
Vienas iš nedaugelio teatrų partnerių dėl šeimos kortelės idėjos surado būdą, kaip taikyti privilegijas bilietų pardavimo platformoje tiketa.lt. Tengi net 30% nuolaida. Taip pat uždaroji akcinė bendrovė Membas Digi klasė. Tai mokytis iš geriausiųjų šalyje tikrai galima, todėl kviečiami mokymosi platformoje Digi klasė rinkti žinias, tai aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, įskaitant netgi Kembridžo ir kitų geriausių pasaulio universiteto absolventus. Įkvepiančios asmenybės, gebančios ne tik išradingai pasakoti istorijas, bet ir užkurti įdomias diskusijas. Taip, tai sumažinta kaina paslaugų planams. Na, o kasgi tas nugalėtojas? Intriga. Tačiau prieš tai norėčiau pakviesti visų mano minėtų nominantų atstovus. Skaitmenoj vyrai, ne moteris, sako Rasa. Taip, visiškai tokia pabaigai tvirtas bus taškas padėtas ir gerai. Taip, paskutiniosios nominacijos nugalėtojai tapo uždaroji akcinė bendrovė Consilium Optimum, Fastlink. Valio. Taip, tai aš turiu citatą verslo klientų vadybininko Lukaš Krukovski vardu. Taip? Bet jūs ne Lukaš? Jo? Tai nuostabu, aš galvau, kad Lukaš negalėjo atvykti, o jisai čia. Tai viskas, netgi atiduodu savo mikrofoną. Taip, tai sveiki visi, iš tiesų nuoširdžiai noriu padėkoti viso Fastlink vardu už pakvietimą ir šitą nuostabų įvertinimą. Tai yra didelė pagarba jį gauti ir taip, bendradarbiavome ne pirmus metus, stengsimės ir toliau atitikti mūsų partnerių ir klientų lūkesčius, suteikdami puikią kokybę, kainą ir aptarnavimą. Iš tiesų tai tiesiog yra gera turėti tokį partnerį kaip šeimos kortelė, kurio vertybės sutampa. Dėl to dar kartą ačiū. Ačiū labai. Taip, tai iškilminga ceremonija įvyko. Darasa sako, palaukit. Taip. Galima. Rasa, manau, kad jūs prie pakilo, žinokit, eikit. Aš naudojusi progą ir noriu visų dėmesį atkreipti į tai, kad išskirtinai šis Klaipėdos jaunimo teatras tiesiog stebuklingą darbą nuveikė, nes bilietų platformos dažniausiai yra tas neįveikiama kliūtis įvairiausiam socialiniam iniciatyvom. Tai mažas Klaipėdos jaunimo teatras įveikė didžiulės bilietų platformas ir yra pats geriausias pavyzdys visiems partneriams, kurie bendradarbiauja su platformomis. Labai raginu prisijungti ir teikti įvairiausias pačias privilegijas šeimoms, nes tikrai pramogų, teatrų, koncertų ir kinų šeimoms su vaikais ypatingai reikia. Labai laukiame jūsų. Gerai, ačiū labai. Tai šiandien, kaip supratote, yra svarbus visi. Ir nominantai, ir laimėtojai, ir tie, kurie tiesiog prisideda prie šeimos kortelės partnerių gretų. Ačiū labai. Todėl norime padėkoti visiems partneriams bei jų darbuotojams, kurie prisideda prie šios prasmingos šeimos kortelės programos ir kuria daugiau galimybių gausioms ir vaikus su negalia auginančioms šeimoms. Labai norime pasidžiaugti, jog šeimos kortelės partnerių nuolatos daugėja, o dabar ekrane galima pamatyti, kiek daug turime vietų, kur yra teikiamos privilegijos visoje Lietuvoje. Štai, o Dieve, vos telpa visi į mūsų žemėlapį. Taip, tai tas visas vietas galima rasti ir šeimos kortelės svetainėje šeimos-kortelė.lt ir programėlėje interaktyviajame žemėlapyje. Tai dar kartelį garsiais aplodismentais, kaip jūs labai gerai šiandien mokate daryti, norime padėkoti visiems susirinkusiems ir žiūrėjusiems tiesioginę transliaciją. Tai linkiu, kad šeimos kortelės programa gyvuotų dar daugybę metų, kad plėsusi, kad augtų būtent partnerių gretos ir
atsirastų dar didesnis žmonių skaičius, kuris norėtų prie šios programos prisidėti. Ir be abejo, labai dėkojame Eglės sanatorijai už šią jaukę ir gražią erdvę, kurioje galėjo įvykti šventė. Ir sakau vieną, iki kitų metų.